Jėzui Kristui. Tai šiandien turim šiek tiek išskirtinę dieną, kaip matote, šiandien 2 knygos sudėta. Tai vienas skirtinumas, kad vis dar mes gyvename Velykų laike, bet šiandien minime vieną labai mums visiems, manau, svarbę šventąją, tai yra Šventą Kotryną Sienietę. Ir vėliau šiek tiek plačiau aš norėsiu apie ją pakalbėti, nes yra išskirtinė asmenybė. Ir mums tikrai yra ko pasimokyti iš jos ir tikrai labai karštai melsti malonių, kad mūsų gyvenime veiktų šventoji dvasia ir vestų taip, kaip ji leidosi, kad ją vestų ir stiprintų. Ir šiandien užtat skaitiniai yra iš kitos knygos, pritaikyti Šventai Kotrynai šiek tiek. Taigi, pirmasis skaitinys bus iš Šventojo apaštalo Jono 1 laiško. Mylimieji, tai yra žinia, kurią esame išgirdę iš jo ir skelbiame jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame su juo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save ir nebūtų mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Jei sakytume, kad nesame nusidėję, mes jį darytume melagiu ir nebūtų mumyse jo žodžio. Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėją pas tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes. Ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Tai Dievo žodis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o preiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš švelnus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Iš tikrųjų, šiandien yra tarsi paliudijimas Šventos Kotrynos Sienietės asmenyje tai, ką vakar mes girdėjome. Nežinau, kaip jums, bet man vakar viena mintis labai užstrigo. Šventos dvasios veikimas buvo palygintas su vėjo pūtimu. Sako, mes girdime vėjo
ošimą, bet nežinome, iš kur jis sklinda ir kur link jis eina. Lygiai taip pat yra su šventosios dvasios veikimu. Jeigu žmogus atsiduoda šventos dvasios veikimui, jį gali visai išnešti iš jo kasdieniško kelio arba tos krypties, į kurią jis buvo nutaręs eiti. Ir gali pradėti nešti visai kitur. Iš tikrųjų, lygiai kažkas, ko gero panašaus, net dar daugiau atsitiko su šventa Kotryna Sieniete. Jinai laikoma viena unikaliausių asmenybių. Ir net rašoma, kad nėra precedento, žiūrint į jos asmenį, tai yra kas jai buvo fiziškai duota ir į tai, ką jinai padarė. Jinai gyveno ir siejasi iš tikrųjų ir su mūsų aplankytomis šventosiomis, tai yra šventa Brigita, švedė, ir šventa Kotryna, švedė, nes jos gyveno tuo pačiu metu, visos trys. Matote, kaip susieina moterys, išskirtinės moterys į vieną laikmetį. Ir jie gyveno ir veikia taip pat, Sienietė taip pat žodis reiškia, kad jinai sienos mieste. Jis yra truputėlį šiauriau nuo Romos, bet jinai jos veikla irgi buvo neatskiriama ir nuo Romos. Ir jos misija buvo labai panaši, arba jai skaudėjo dėl labai panašių dalykų kaip ir Brigitai. Tai yra, ji visą savo gyvenimą iš esmės skyrė, kad sutaikyti, pasakys, tai popiežius. Nes tuo metu, kaip žinote, buvo popiežius pervažiavęs į Prancūziją ir buvo didžiulis susiskaldimas tarp pačių kardinolų, tarp pačių dvasininkų, nesutarimų, ir jos irgi buvo vienintelis troškimas, kaip popiežių grąžinti į Romą. Vienintelis, jinai visą iš esmės savo gyvenimą tam dedikavo. Ir kodėl? Kai jai buvo 6 metai, jai buvo leista pamatyti viziją, kurios metu jinai matė Kristų apsirengusį popiežiaus drabužiais. Ir Kristus stovėjo ir kalbėjo su šventu Petru, su Pauliumi ir Jono evangelistu. Bent jau jinai taip suprato, ką jinai matė. Ir sakoma, kad ta vizija buvo tokia ryški ir stipri, kad paveikė iš esmės jos visą gyvenimą. Ir jai visą laiką nekartą rašė savo laiškuose, kad popiežius jai yra Kristus. Ir Kristus tai yra popiežius. Jinai tiesiog neįsivaizdavo, kaip galima nesekti popiežių, netikėti jo žodžiu, nes jai tai buvo tas pats, kas Kristaus žodis. Ir jinai laikoma viena, iš tikrųjų, labiausiai mylėjusi arba davusi pavyzdį, ką reiškia mylėti bažnyčią. Ir kodėl jinai yra tokia, skaitoma, kad neturinti precedento, todėl, kad jinai tik tai savo gyvenimo pabaigoje išmoko rašyti. Jinai buvo gimusi ir užaugusi labai neturtingų šeimoje, jokio išsilavinimo iš esmės neturėjo, labai ligota buvo, mirė 30 metų. Taip, 30 metų, vos 30 metų sulaukusi mirė. Tai praktiškai fiziškai, jai atrodo, buvo nieko neduota. Nei materialinės bazės, nei išsilavinimo, bet jinai sulaukė iš tikrųjų popiežiaus atvykstant. Mes žinome, kad Brigita nesulaukė po jos mirties tik tai. Sienietė sulaukė popiežių atvykstant, grįžtant į Romą, tai buvo Urbonas VI, ir jisai, ar galite įsivaizduoti, jisai asmeniškai padėkojo ir ją pasikvietė būti savo, arba jo patarėja. Įsivaizduok, čia yra iš tikrųjų vienas didžiausių paradoksų. Moteris, kuri visą iš esmės gyvenimą, jos laiškus, jos mintis užrašinėjo kiti, nes jinai praktiškai nemokėjo rašyti. Ir popiežius kviečiasi ją būti patarėja. Tai aš tikrai, iš tikrųjų, kaip skaitau jos gyvenimą, man tai yra, nežinau, didžiulis, nežinau, pirmiausia, atsirinkimas, kas yra svarbiausia. Kas yra svarbiausia? Mes matom, kad išsilavinimas yra svarbus, bet
tikėjimas, kodėl jos klausė tokie svarbus žmonės, jo žodžiai. Dėl kad greičiausiai buvo neįmanoma negirdėti jos tikėjimo. Ir ne tiek išsilavinimas, ne tiek, kaip pasakytas, tas proto kažkokia žinia, bet širdies žinia buvo tokia stipri, kad negalėjo jos negirdėti. Ir kaip žinote, tiek šventa Brigita mūsų, tiek Kotryna Sienietė yra Europos globėjos, jos abi globoja Europą. Tai, kadangi mes ryte esame europiečiai, tai iš tikrųjų melskimės jos globos ir užtarimo. Ir kiekvieną savo galime, net tai turėsime galimybę, pasiskaitykime dar jos biografiją, nes tai yra įkvėpimas. Įkvėpimas mums, kad kiekvienas, nesvarbu, kokių dovanų mes esam gavę, daugiau ar mažiau, jau visi mes turime. Bet jeigu būsime atviri šventos dvasios veikimui, mes net negalime nujausti, kokia mums misija gali būti patikėta ir ką mes galėsime nuveikti. Nustebinsim ir kitus, ir pirmiausia patys save. Tikrai linkiu ir savo, ir jums. Ir dar, manau, šiandien paklausysime iš, kiek užmečiau akį, tai iš Kotrynos Sienietės raštų bus citata, tai paklausykime jos žodžio prasme. Garbės Kristui. Ačiū Virgutė už tas įžvalgas padarytas. Iš tikrųjų dabar mums aiškiau visiems ir apie Kotryną Sienietę, ir apie sąsajas su Brigita, tuo labiau, kad mūsų daug bendravom, ar ne, tais keliais, ir visiškai vyko viskas netoli. Tai, na, aš ir ką ir sako Vilma, pasiklausykime atidžiai būtent ištraukas, faktiškai žodis tarp mūsų tai beveik yra ištrauka iš josios minčių, iš jos perteiktų minčių, kurios buvo užrašytos, kaip ir sako Vilmutė. Taigi, šventoji Kotryna Sienietė dialoguose rašė: o amžinoji dievybė, o amžinoji trejybė, kuri per sąjungą su dieviškąja prigimtimi suteikė tokią vertę savo viengimio sūnaus kraujui. Tu amžinoji trejybė esi lyg gili jūra, kurioje kuo labiau ieškau, tuo daugiau randu. O kuo daugiau randu, tuo labiau tavęs ieškau. Tu pasotini sielą, bet lyg trumpam pamaitini sielą savojoje bedugnėje, bet ji visuomet lieka alkana ir išbadėjusi, siekianti tavęs amžinoji trejybė ir trokštanti regėti tave tikrąją amžinąją šviesą. Ragauju ir tavo šviesoje bei savo protų šviesa regiu tavo bedugnę. Amžinoji trejybė ir tavo kūrinių grožį. Regėdama tave, save, regėdama save tavyje, matau, kad esu tavo atvaizdas, nes tu, amžinasis tėve, esi man davęs savosios galios ir išminties. Toji išmintis yra priskiriama tavo viengimiui, o šventoji dvasia, kylanti iš tavęs, tėve, ir tavojo sūnaus, davė man valią, kurią ji man suteikė galią mylėti. Juk tu amžinoji trejybė esi kūrėja, o aš esu kūrinys. Todėl tavo apšviesta suvokiu, kuo mane padarei atkūrimo darbe, atliktame tavo viengimio sūnaus krauju. Jis yra pamilęs tavo kūrinių grožį. O bedugnė, o amžinoji trejybė, o dievybė, o jūra gilioji,
Kągi galėjai man duoti didesnį nei save pačią. Tu ugnis, kuri nuolat liepsnoja ir nesudega. Tu degi karščiu, teikiančiu meilę sielai. Tu esi ugnis, išsklaidanti bet kokį šaltį ir apšviečianti protą savo šviesa. Toji šviesa leido ir man pažinti tavo tiesą. Tos šviesos atspindyje pažįstu tave, aukščiausiasis gėri, gėri pranokstantis visas gėrybės, vaisingas, neįsemiamas, neįkainuojamas gėri, grožį pranokstantis visokį grožį, išmintie pranokstanti visokią išmintį. Juk tu esi pati išmintis, tu angelų maistas, dėl liepsnojančios meilės save atidavę žmonėms. Tu drabužis, pridengiantis mano nuogumą. Tu maitinimus išbadėjusius savo saldybę, nes esi saldi be jokio kartumo, o amžinųjų trejybė. Taigi čia citata iš jos rašto. Turbūt tokius žodžius sudėti. Be įkvėpimų, be to, ką atveria mums viešpats, be viešpaties pagalbos, atrodo viskas sudėta, ko reikia. Ko reikia mūsų gyvenimui, ko reikia mūsų meilei, ko reikia mums visiems. Ir žmogus beraštis, kaip sakoma, be didelių skaitymų, be didelių mokslų. Tai ką galim pasakyti? Jeigu mes tik atveriame savo širdį viešpačiui, tai kokius lobius mes galime gauti. Ir kaip yra sakoma, kad mes savo protu galime pasiekti tik viso 1% išnaudoti galimybių, kokios yra duotos žmogui. O 99%, kiek mes pajėgiam atsikapstyti ir suprasti, kaip mes turime. Jeigu mes to nepajėgiam daryti, o užsikasam savo reikaluose ir savo problemuose, apsunkindami dar visus kitus, tai iš tikrųjų užsidarome ir užkertame savo kelius. Taigi, dėkokime pirmiausia viešpačiui už visas galimybes, kuris jis teikia mūsų bendruomenei. Dėkokime jam be galo už tą galimybę turėti pirmiausia čia, jo kūną ir kraują. Turėti galimybę kiekvieną rytą ateiti čia ir prašykime pirmiausiai tai viešpatie, kaip savo meilę uždegė šventąją Kotryną, taip įpūsk savo meilės ugnį ir mumyse kiekviename, kad ir mes, kaip ši šventoji mergelė, uoliai tarnautume savo bažnyčiai. O tarnaudami savo bažnyčiai tarnausime ir savo, ir šalia visiems. Tai melskime, prašykime mes Kotrynos užtarimų. Melskime mes ir prašykime mums suteikti išminties, kad mes suvoktume ir suprastume, ką mes turime ir kuo mes galime naudotis mums, mūsų šeimoms, Šventos Ignaco Lojolos kolegijos bendruomenei. Melskime mes už mūsų prezidentę, melskime už mūsų Seimo narius, už valstybės vadovus, švietimo ir mokslo ministerijos vadovus, prašydami jiems suteikti išminties, kad būtų tie priimti sprendimai mūsų šalies naudai. Melskime už mūsų popiežių, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad jis toliau stiprintų visų pasaulio žmonės dvasiškai. Melskime už mūsų tėvą Gintarą, prašant jam dvasinės stiprybės, kad jis tai stiprintų mus ir toliau
melskime mes taip pat ir užgimusius šiandien dieną mūsų žmonės. Ar mes čia gal turime ką nors? Tai melskime mes jau Žibutę, šiandien jos gimtadienis yra vėlintienis nuodais. Prašykime ją reikia dvasinės stiprybės, melskime už visus kitus mūsų mokymus, kurie turbūt sėdi klasėse, gal ir švenčia savo gimtadienį šiandien, prašykime jiems stiprybės ir kantrybės. Šiandien gali pasimelsti mūsų kolegos, kurie išvyko į jaunojo verslininko konkursą Alytuje. Nijolės, Andrius, Tai prašykime jiems stiprybės, kantrybės ir tos ramybės. Tai dėkokime viešpačiui taip pat, man nebuvo progos paprašyti, padėkoti iš tikrųjų už tą šilumą, kurią viešpats siuntė į mūsų visų širdis, kai vyko olimpiada. Tikrai, dėkokime viešpačiui už tais dovanas, kuriomis apdovanojo mus kiekvieną, kad mes savo tuo grožiu, vidiniu grožiu galėtume patraukti, galėtume apdovanoti tuos žmonės, kurie čia buvo pas mus. Ne vien sakom, kiek daug duoda tą šypseną, kiek nekainuoja nieko, bet kiek daug duoda. Galima tą visą pateikti, numesti. Susiraukus, kaip dirbau prie užduočių, sakykime, ir tą Aldona Liziją, galėjau susiraukus viską numesti ir galėjau iš tikrųjų su šypsena tą padaryti. Galėjau su užduotim dirbau, bet visi kiti žmonės, bet visi skyrių vadovai, kurie čia sėdi, jie dirbo taip pat atsakingai ir su šypsena. Galėjau sutikti, galėjau išleisti, galėjau pravesti ekskursijas, galėjau tarnauti, galėjau priimti, galėjau kitaip viskas būti. Galėjau, kad ir vakaronę surengti, susiraukė ir niekas galėjo neiti. Bet pažiūrėkite, vakaronėje buvo pilna. Vandutė ir mano amžiui dabar vakaronė organizuoti. Tai aš sakau, Vandutė, jeigu ne jūsų amžiui, tai tada reikia rašyti pareiškimą iš darbo. Tai tada turbūt praeina norai tokie taip šnekėti. Tai va, ir Laima, ir tikrai visi, kurie įdėjo savo širdį, tai ir visi įdėjo iki vieno, aš čia visus sėdinčius galiu vardinti, tai tikrai labai nuoširdus ačiū visiems. Ir pirmiausia, tai sakau, jums ačiū, bet dėkoju Dievui, kad jis iš tikrųjų davė tą supratimą, kad mes galėtume taip save parodyti, iš tos pusės sutik parodyti. Aišku, laukia vėl kitas išbandymas, tik tai baigi mane ir jau mes sakom, šiandien vyksta miega konferencijos antra dalis, kur vyksta mokytojų, ten organizuojamai salėje vyksta, toliau vyksta dabar turbūt mūsų orientavimo, ar ne, atvirų durų dienos, rytoj studijų turbūt dienos. Tai manau, kad mums taip nurimti nėra kada ir prašykime, melskime viešpaties vėl mūsų to širdies atvėrimo tiem ateinantiem žmonėm. Manau, kad skyrių vadovas sėdės su būsimaisiais studentais, kurie šitose studijose bus. Manau, kad tikrai mes šiandien sąrašėlius susirankiosim, kurie žada studijuoti, kuriuos galėsime išleisti į stovyklą. Pažiūrėkite, kiek Dievas mums teikia dovanų. Ir niekas atrodo, kas čia tokio. Bet 4 dienas. Ir pamaitinti, ir nupišti, ir parvežti, ir pabuvimas kartu, ir puikiausia programa. Tai ar ne Dievo dovanos mums? Tai dėkokime Dievui už tais dovanas. Taip pat laukia didelis išbandymas 6 dieną. Tai iš tikrųjų užmigti, snūsti nėra kada, ne? Bet, sakykime, kaip norim, bet Dievas mums tikrai labai daug dovanoja dovanų. Ir šie metai mums yra nepaprastai, ne? Sakom, tokie, daug teikiantys. Pažiūrėkite, pavadinimas pakeistas. Ir dabar priduotos duodamos naujos programos ir savitaugimo programa patvirtinta. Tai be galo daug padaryta. Daug, aš tai pergalvojau, kad ir, sako mūsų ministras
čia tiek daug dėmesio skiria, tai aš taip ruošiuosi pasakyti ministrui, bet vis dėlto tiek daug padarė. Turbūt paskutiniai šitie metai mums sudėjo daug taškų, tai dėkokime Dievui už visas šitas galimybės ir dėkokime už tai, kad nedaug Dievo mums tą padaryti. Ir mes galėjome tuos darbus padaryti. Taip pat melskime už sergančius mūsų bendruomenės žmonės, melskime už Danutę, už ekscelenciją, melskime už Aurimą, už visus kitus, kurie tikrai yra galbūt ligos ar neramybės, didelė liga ir būti žmogam neramiam, bijoti kažko. Tai melskime už juos, kad ta ramybė ateitų į mūsų visų širdis. Melskime taip pat už išėjusius mūsų bendruomenės žmonės. Melskime už Valytę, melskime už Ritą, už Simoną, už Darių, Alfonsą Kazį, Aušrą, Liliją, Ingridą, Mariją, Rimantą, Ireną, Violetą, Sigitą. Melskime už visus kitus, brangius išėjusius žmonės, prašydami Marijos globos jų sieloms ir užtarimų mūsų reikaluose pas Viešpatį. Na ir prašykime visiems dar kartą Kotrynos, užtarimų šventos Kotrynos, kad atvertų mūsų šventas šventėlės ir kaip atvėrė ją. Ir kviečiame Šventas mišias.